Generolas gydosi dantis armijos sąskaita, ministras saugo namą, kas atsakys. Lietuvos gynybos ministerijoje naujas politinės krizės etapas. Seimo nacionalinio saugumo komitetas pateikė skundą generaliniai prokuratūrai dėl gynybos ministro Dovilės Šakalienės. Priežastis įgaliojimų viršijimas. Komiteto duomenimis, Šakalienė įsakė pavaldžioms tarnyboms saugoti savo asmeninį namą. Valstybės ištekliai, asmeniniams tikslams, tai ne pirmas skandalas susijęs su Šakaliene. Anksčiau jie atleido karinės žvalgybos vadovą Elėjų Paulavičių, o tai sukėlė kritikos bangą. Seimo komitetas suabejojo jo sprendimo teisėtumu ir pareikalavo pateikti dokumentus patvirtinančius atleidimo priežastis. Tuo tarpu buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys stos prieš teismą. Jis kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir dokumentų klastojimu. Tyrimo duomenimis jis savo įsidėjo dantų implantus, kurių vertė apie 4000 eurų kariuomenės sąskaita. Pats Rupšys teigia, kad buvo sužeistas vykdydamas tarnybinės pareigas, o gydymas buvo apmokėtas teisėtai. Lietuvos kariuomenė patiria reputacijos krizę. Klausimai ministrui, kaltinimai generolui, vidiniai konfliktai, visa tai kelia abejonių dėl šalies gynybos sistemos stabilumo.